už sėkmingai atliktą izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo bandymą. To dar nebuvo. Savo elektros sistemą valdėme visiškai savarankiškai. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid balandžio mėnesį atliko izoliuoto darbo bandymą, kurio metu Lietuvos elektros tinklas buvo atjungtas nuo Rusijos kontroliuojamos IPS-UPS sistemos. Šis bandymas – vienas iš svarbiausių pasiruošimo elektros sistemos sinchronizacijai su kontinentine Europa žingsnių. Sinchroninės jungtys su IPS-UPS sistema Latvija, Baltarusija ir Kaliningrado sritimi buvo atjungtos ir Lietuvos elektros energetikos sistema veikia izoliuotų režimu. Elektros energijos tiekimas vartotojams buvo užtikrinamas Lietuvoje veikiančiomis elektrinėmis bei nuolatinės srovės jungtimis su Švedija bei Lenkija. Elektros sistemos balansas bei dažnis pirmą kartą nepriklausomos šalies istorijoje buvo valdomas Litgrid dispečerio savarankiškai. Pabaigus bandymą, sėkmingai prisijungėme prie IPS-UPS sistemos ir toliau dirbame kartu su Baltijos šalimis. Lietuvos elektros sistemos izoliuoto darbo bandymas – vienas iš Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektų. Iki šiol jau įgyvendinti 8 sinchronizacijos projektai. Iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia IPS-UPS sistemoje, kurioje elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. Prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų ir veikimas sinchroniniu režimu su Lenkija, Vokietija ir kitomis kontinentinės Europos valstybėmis įvyks 2025 m. vasarį.